Kada atliktas pagrindinis darbas kojomis, tai yra sužymėtos zonos ir akligatviai, reikia viską prasmingai pervadinti, kad būtų lengviau sudaryti planus. Priklausomai nuo programėlės kalbos, zonos ir akligatviai vadinasi skirtingai. Norėdami pradėti redagavimą, spaudžiam Enter My Yard, dešiniam kampe pasirenkam Edit Map. Kadangi redaguosim esamas zonas, spaudžiam ant Area ir matom automatiškai sukurtus zonų pavadinimus. Mūsų tikslas pervadinti prasmingai, kad būtų lengviau kurti planus. Aš naudoju tokį principą – numeris, zona ir prasmingas pavadinimas. Nieko nelaukia, taip ir padaro. Prie tinkamos zonos spaudžiam 3 taškus, Rename ir įrašom pavadinimą. Tokiu būdu identiškai pervadinam visas zonas. Paspaudus ant atitinkamos zonos, jinai žemėlapyje papilkėja. Kada zonos yra pervadintos, imamės akligatvių. Pirmiausia, pasižiūrim, kurioje zonoje yra akligatviai. Kada randam zoną su akligatviais, įstebim zonos numerį. 2 pirštais išdinam ekraną ir pirštu paspaudžiam ant akligatvio, kurio pavadinimą keisim. Kadangi akligatviai gali jungti skirtingas zonas, pasižiūrėkite, kurioje zonoje akligatvis gali prasidėti patogiau. Akligatvių pavadinime naudoju žodį Dead End, ištrinu eilės numerį, įrašau zonos numerį ir akligatvio numerį šioje zonoje. Kada spaudžiant akligatvę, būtinai pažiūrėkit, kad paspaudžiat ant jo, o ne ant pjovimo zonos ar nevažiavimo zonos. Tokiu būdu kruopščiai pervedam visus akligatvius. Kada pakeičiat visų akligatvių pavadinimus, pasitikrinkite. Spauskite More, Dead End ir patikrinkit, ar visi pavadinimai pakeisti. Jei randat nepakeistą, paspauskite ant jo ir pamatysite, kurioje zonoje yra šis akligatvis. Norėdami sužinoti zonos pavadinimą, kurioje yra nepervadintas akligatvis, pažymėkite zoną, spustelkite Rename ir pamatysit zonos indeksą. Vėl spustelkite akligatvį ir pervadinkite pagal zonos numerį. Dar kartą pasitikrinkit, ar viskas pervadinta. Akligatviai nebūtinai bus eilės tvarka. Kai viskas padaryta, išeinam iš žemėlapio redagavimo ir grįžtam į pradinį langą. Spaudžiam geltoną trikampį kairėje apačioje ir matom planų sąrašą, kuris kol kas yra tuščias. Spaudžiam plius ir čia prasideda mūsų darbo prasmė. Sukursime darbo planą, tai reiškia, į kokias zonas robotas važiuos dirbti. Sąraše pasirenkam reikiamas zonas, jos pašviesėja žemėlapyje.
po zonomis yra akligatviai. Šiuo atveju matom, kad pjausim 1, 6, 7 ir 8 zonas, todėl pridėsim reikiamus akligatvius ir čia labai praverčia skaičiai pavadinime. Būtinai pažymėkite Smart Sorting. Robotas optimaliau vykdys darbo seką. Kada užpildom visą planą, jam suteikiam prasmingą pavadinimą. Išsaugus planą jau galima pradėti dirbti. Šis pavadinimas bus matomas darbų sąraše. Taip pat planui galima uždėti laiko grafiką, kada robotas važiuos dirbti. Tokiu būdu į planus sukeliam visas zonas ir akligatvius. Gali būti, kad plane bus tik viena zona arba tik vienas akligatvis, bet be plano nei vienos zonos, nei vieno akligatvio paleisti negalėsite. Šis metodas tinkamiausias, kada išeinam į laukus, vienu ypu pasidarom zonų žymėjimą, pasidarom akligatvius, grįžtam į namus, sėdam šiltai prie telefono ir tada padarom visą žymėjimą kaip priklauso, kaip matėte. Jeigu darysit zonas ir akligatvius po vieną ir iš karto sukursit planą, bus šiek tiek lengviau, nes nereikės pervadinti pavadinimą. Jeigu patiko video, spauskit like ir nepamirškit užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Pasimatysim kituose filmukuose.